kokybė. Iššūkis buvo per 4 mėnesius pastatyti fermą. Bravo visiems, Gabrinovičių ūkis, Salėna nauja, moderni ferma. Ačiū, kad atvykote mano laimingų karvučių namus. Tai aš džiaugiuosi, kad šitas objektas iš tikrųjų atsiradęs. Mane turbūt labiausiai žavi, kad darbštūs žmonės, kurie turi idėjų, nebijo sunkaus darbo ir turi aišku tikslą ir norą, gali tokių tikslų pasiekti. Tai viskas prasideda nuo darbščių ūkininkų. Tai labai džiaugiuosi, kad Švenčionių rajone yra toks Gabrinovičių ūkis, kur darbštūs žmonės sukuria ir įgyvendina savo svajonės ir idėjas, o mes jau kaip vartotojai vėliau mėgaujamės produkciją, džiaugiamės, skanaujam. Didžiausias iššūkis tai buvo suderinti mūsų klientų pageidavimus, mūsų klientų norus su technologiniam galimybėm. Šiandien dieną jau matom rezultatą. Būtent yra technologinis karvių judėjimo atstumas, kad padaryti fermą kuo trumpesniais keliais karvių judėjimui. Įdėjom antrą Lietuvoje tokio tipo vedinimo sistemą, kuri šiandien dieną jau matom irgi duoda savo vaisius. Aš manau, kad pavyko 110%. Karvės nori gyventi ramiai, ilsėtis ir gaminti pienelį. Sugėjo tai mes apie 30 metų, kai ateini į fermą, nėra nei vieno žmogaus, o ten viskas valosi mėšlas, melžiasi karvės. Ar tai įmanoma? Tai reikia svajoti ir svajonės pildosi. Mes pagal galimybės padedam savo partneriam ūkininkams plėsti ūkius, tai yra didinti pieno gamybą. Jolita išreiškė tokį norą, labai ambicingą, kelių milijonų, surizikavom ir dabar nesigailim. Dievas sutvėrė Lietuvą, kad čia būtų auginamos karvės ir melžiamas pienas. Teko finansuoti jauną ūkininkę dar tik startavimo etape. Tikrai didžiuojuosi tuo, kad mes sugebėjom įžiūrėti potencialą, dirbam, augam ir džiaugiuosi, kad tiem ūkiam gebam padėti. Prie šitos statybos mes prisidėjom su šita mašina, kilnojamo betono maišyklė. Mes ją važinėjom pas klientus, maišom betoną. Galima maišyti 24 valandas per parą ir tiekti betoną, sertifikuotą, deklaruotą betoną, kur mūsų technologai sudaro receptus. Ilgiausiai užtruko lieti srūtų rezervaro padą 26 valandas. Tai mes buvome tie, kurie pirmieji atvežė į Gabrinovičių ūkį pašarą kombinuotą, kad karvutės mielai eitų melžtis robotą. Jolita yra patenkinta, sakė, karvytės stovi, laukia eilėje. Kai mes koncentruojamės į tai, kad gyvuliai būtų sveiki ir bandom patenkinti jų fiziologinius poreikius. Baigiam, viskas, baigiam.